Penktas seminaro klausimas. Nauji atsiskaitimo grynaisiais pinigais sumų apvalinimo tvarka. Atsiverskite seminarų medžiagos 56 puslapį. Seimas priėmė atsiskaitimų grynaisiais pinigais sumų apvalinimo įstatymą ir lydinčių teisės aktų pakeitimus, kurie nuo 25 metų gegužės 1 dienos įpareigoja pardavėjus apvalinti bendrą mokėtiną sumą, kai pirkėjas atsiskaitys už prekes ar paslaugas grynaisiais pinigais. Tokiu būdu bandoma atsisakyti 1 ir 2 centų monetų. Lietuva ne pirmoji valstybė, kuri nori atsisakyti smulkių monetų. Pavyzdžiui, Niderlandai, Belgija, Suomija, Airija, Italija ir Slovakija nebeleidžia 1 ir 2 euro centų monetų apyvartą ir taiko galutinės piniginių krepšelių sumos apvalymą. Kitose eurozonos šalyse 1 ir 2 euro centų monetos ir toliau cirkuliuoja apyvartoje. Apvalinimą taiko ne tik eurozonos šalis - Švedija, Norvegija, Danija, Kanada ir Australija. Taigi praktikoje, manau, teko susidurti su pirkimo sumų apvalinimu. Atsiskaitimų grynaisiais pinigais sumų apvalinimo įstatyme nurodyti atvejai, kada bus taikomos nuostatos dėl apvalinimo, o kada ne. 56 puslapyje yra pateiktos nuostatos schemose. Taigi apvalinamos bus tik atsiskaitimų grynaisiais pinigais sumos, kai pirkėjai bet kokie asmenys atsiskaito už ūkio subjektais, už prekes paslaugas arba kai pirkėjams gražinamos sumos grynais už gražinamas prekes, nesuteiktas paslaugos arba suteikus netinkamos kokybės paslaugas. Apvalimai nebus taikomi, kai atsiskaitoma negrynaisiais pinigais, dovanų kuponais, čekiais, kortelėmis, lojalumo kortelėse sukauptais pinigais, socialinėmis kortelėmis, elektroninės prekyvietės paslaugomis, darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusiom išmokomis, skaitant dienpinigius, išmokos skirtas už komandiruotę, praktiškai visos tos išlaidos, kurios iš tikrųjų atliekamos negrynaisiais pinigais. Tačiau yra ir tokių punktų, kada net ir mokamos grynaisiais pinigais sumos negalės būti apvalinamos, tai yra pensijos ir kitos socialinės apsaugos išmokos turės būti neapvalintos, išmokėtos su centais. Mokesčiai irgi negali būti apvalinami, baudos, rinkliavos, kurios mokamos paprastai vėlgi negrynaisiais pinigais, bet apmokėjus ir per tarpininkus turi būti neapvalintos sumos. Valiutos keitimui, grynųjų pinigų perlaidoms, grynųjų pinigų įmokėjimo į mokėjimo sąskaitą ir grynųjų pinigų išmokėjimui iš mokėjimo sąskaitos. Kai bendra mokėtina suma už vienu metu gražinamas prekes ar įsigijimas ar parduodamas prekes paslaugos yra mažesnė nei 5 euro centai, irgi negalima bus apvalinti išskyrus atvejus, kai vienu metu atsiskaitoma mokėjimo kortele ir grynaisiais pinigais. Lietuvos banko puslapyje nurodyta, kad apvalinimą turės taikyti visi ekonominė veiklą vykdantis ūkio subjektai. Tai yra ir prekybininkai, ir paslaugų teikėjai, tame tarpe ir vaistinės, ir medicinos paslaugų teikėjai, ir mokėjimų paslaugų teikėjai, baseinai, bibliotekos, viešojo administravimo subjektai, turgaus prekeiviai, tai yra visi juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie vykdo ekonominę veiklą. Apvalinimas taikomas visom atsiskaitimų grynaisiais pinigų sumoms. Tai yra ir tuomet, kai fizinis asmuo perka prekes iš juridinio asmens arba fizinis asmuo iš fizinio asmens prekes paslaugos įsigyja ir atsiskaito grynais pinigais, kai juridinis asmuo įsigyja prekes paslaugos iš juridinio asmens arba juridinis asmuo įsigyja prekes paslaugos iš fizinio asmens, jeigu bus tenkinamos sąlygos, kad tai yra atsiskaitoma grynaisiais pinigais ir vis dėlto suma yra būtent apvalinama iki nurodyto skaičiaus, tokiu atveju turi būti taikomas apvalinimas. Ir toliau 57 puslapyje yra pateikta apvalinimo tvarka, kuri įsigalios nuo kitų metų gegužės 1 dienos. Tai tuomet, jeigu bendra krepšelio suma bus baigsis 1 arba 2 euro centų suma, tai tokiu atveju pardavėjas turės apvalinti mažesnę pusę
pusę iki 0. Jeigu bendra mokėtina suma baigsis 3-4 centai, apvalinama iki didesnė pusė iki 5 ir tuomet, kai baigsis 6 arba 7 centų, tuomet tai mažesnė pusė iki 5. Jeigu bendra mokėtina suma baigsis 8 arba 9 euro centų suma, tuomet į didesnę pusę bus apvalinta iki 10. Tai reiškia, apvalinama bus arba į mažesnę, arba į didesnę pusę iki 0, arba iki 5, arba iki 10 centų. Tokiu būdu daugeliu atveju nebebus poreikio atiduoti grąžą 1 ir 2 centų monetomis. Apvalinimas taikomas vienu metu įsigijimų prekių paslaugų krepšeliui. Kiekvienos atskiros prekės paslaugos kaina apvalinimas netaikomas, reiškia, ta kaina turės būti nurodyta 1 euro cento tikslumu. Įstatyme nurodyta, kai už vienu metu įsigyjamas prekės paslaugas atsiskaitoma grynais pinigais ir tuo pačiu mokėjimo priemonėmis, tai yra galbūt mokėjimo kortele, tai apvalinama tik grynaisiais pinigais mokama sumos dalis ir tik kai ji mokama paskiausiai. Tai vėlgi tą taisyklę reikės užtikrinti, paprastai jeigu mes kalbam apie kasos aparatų naudojimą, tai kasos aparatai turės turėti tokią funkciją tam, kad dirbantis kasininkas arba savitarnos prekybos vietose būtų užtikrintas šis apvalinimo reikalavimas. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad ne tik tada, kada parduodamos prekės paslaugos apvalinimo taisyklė įsigalios, bet ir tuomet, kai prekės yra grąžinamos arba dėl paslaugų nesuteiktų grąžinami pinigai, tuomet, kai grąžinama grynais pinigais, apvalinimo taisyklė taip pat įsijungs. Lietuvos bankas paaiškina, kad taikant apvalinimą 1 ir 2 centų monetos lieka teisėta mokėjimo priemonė. Jomis galima bus atsiskaityti mokant suapvalintą sumą. Tam tikrais atvejais jomis galima bus ir atiduoti grąžą. Reiškia, ir pardavėjai, ir pirkėjai turi turėti omeny, kad 1 ir 2 centų monetos jos lieka, kol nebus išimtos iš apyvartos. Prekybininkai, paslaugos teikėjai negali atsisakyti priimti 1 ir 2 centų monetų, kai yra mokama suapvalinta suma. Tačiau jie neprivalo vienu mokėjimų metu priimti daugiau nei 50 vienetų monetų. Tokia yra taisyklė. Tačiau gyventojai, kurie turi sukaupę 1 ir 2 centų monetas, kaip visada reikia nepamiršti, gali iškeisti Lietuvos banke, Vilniuje arba Kaune arba kituose kredito įstaigose, kur yra keitimo paslaugos teikiamos. Tai yra tie pinigai niekur nedings, juos galima bus iškeisti į kito nominalo monetas ar banknotus. Kartu su atsiskaitimu grynaisiais pinigais įstatymu buvo priimti ir finansinės apskaitos ir PVM įstatymų pakeitimai. Tai 57 puslapio apačioje jūs matysite PVM įstatymo pakeitimą, kuris įsigalioja vėlgi nuo 25 metų gegužės 1 dienos ir irgi siejamas su apvalinimu mokant grynais pinigais. 15 straipsnio apmokestinamoji vertė papildyta, reiškia, tas 24 punktas. Jame nurodoma, kad atlikus apvalinimą bus laikoma, kad prekių paslaugų apmokestinamoji vertė yra prekių paslaugų vertė be PVM apskaičiuota iki suapvalinant. Tai yra apvalinimas neturės įtakos apmokestinamosios vertės dydžiui, atitinkamai ir PVM sumai. Ir dėl apvalinimo jų perskaičiuoti nereikės. Tokiu atveju apvalinimo skirtumai turi būti pripažįstami pajamom ir sąnaudom, bet PVM požiūriu tokios sumos bus ne PVM objektas, jų deklaruoti niekur nereikės. O kitame 58 puslapyje jūs rasite finansinės apskaitos įstatymo ištrauką, 7 straipsnis pakeistas buvo, atsižvelgiant į apvalinimo reikalavimą nuo kitų metų gegužės 1 dienos. Tai 7 straipsnio 1 dalies punktas nurodo, kad apskaitos dokumentai turės papildomus rekvizitus. Turi būti nurodoma apvalinimo suma
ir bendra mokėtina suma pritaikus apvalinimą. Šis reikalavimas, aišku, netaikomas PVM sąskaitom faktūrom, bet matyt, kad bus taikomas sąskaitom faktūrom. Tokiu būdu atsiskaitimo dokumentuose, kasos aparatų kvituose, pinigų priėmimo kvituose apvalinimas turi būti nurodytas, o PVM sąskaitoje faktūrai bus atitinkamai nurodomas prekių paslaugų kainos, jau neapvalinant. Aišku, PVM sąskaitoje faktūrai kaip papildoma informacija apvalinimas irgi gali būti nurodytas, nes paprastai yra nurodoma ir mokėtina bendra suma. Verta pažymėti, kad VMI viršininko 22 metų 27 dienos įsakymų VA40 patvirtintame kasos aparatų techninių reikalavimo apraše, tai yra tuomet jau 22 metais buvo numatyta apvalinimo funkcija. 20 punktas numato, kad kasos aparatuose turi būti įdiegti apvalinimo funkcionalumai, kurie aktyvuojami atskira nustatymo komanda. Tai yra jau buvo ruošiamasi pereiti prie išmaniųjų kasos aparatų ir buvo numatyta tokia funkcija kasos aparatuose, kad atliekant atsiskaitimus būtų kuo paprasčiau fiksuojami visi duomenys. Apvalinant kvituose be kitų rekvizitų taip pat turi būti nurodoma apvalinimo suma ir bendra mokėtina suma pritaikus apvalinimą. Esant galimybei pirkėjų skirtame ekrane irgi ta pati informacija ir apvalinimo suma ir bendra mokėtina suma irgi turėtų būti rodoma. Ši informacija apie pritaikytą apvalinimo sumą ir bendrą mokėtiną sumą pritaikus apvalinimą turi būti saugoma ir turi atspindėti kasos aparato ataskaitoje X, ataskaitoje Z, suminėje fiskalinėje ataskaitoje ir išsamioje fiskalinėje ataskaitoje. Tai yra išmaniai kasos aparatai, jie jau turi turėti apvalinimo funkciją ir atitinkamai fiksuoti apvalinimo sumas ir mokėtinas sumas. Atsižvelgiant iš šio įstatymo ir susijusių teisės aktų reikalavimus, Audito apskaitos turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba, trumpai AVNT, paskelbė rekomendacijas. Jų seminarų medžiagoje mes nedėjome, bet jūs galite rasti rekomendacijas Pačiolis LT prie dokumentų šablonų. Tai rekomendacijose pateikiama, kaip apskaitoje gali būti registruojamos ir finansinėse ataskaitose pateikiamos apvalinimo sumos. Pardavėjo apvalinimai didins arba mažins pardavimo pajamos, o pirkėjai apvalinimus registruos bendrųjų administracinių sąnaudų sąskaitose. Ir toliau nuo 59 puslapio medžiagoje jūs rasite praktinės situacijas su dokumentais ir sąskaitų korespondencijų pavyzdžiais, kad būtų aiškiau, kaipgi nuo 25 metų gegužės 1 dienos vyks atsiskaitimas ir registravimas apskaitoje tokių ūkinio operacijų. 59 puslapyje yra pateiktas kasos aparato kvitas, pirkti degalai, nurodyti įprasti kasos aparato rekvizitai, kasos aparato kvito rekvizitai, suma be PVM, PVM suma, suma su PVM, kaip matote, 60 eurų ir 2 centai. Naujas rekvizitas yra apvalinimas. Tam, kad mes turėtume teisingai pritaikyti apvalinimo taisyklės, šiuo atveju mokėtina suma mažinama 2 euro centais ir mokėti pirkėjas turi 60 eurų lygiai. Šiuo atveju matome, kad dėl apvalinimo pardavėjo pateiktame dokumente nesikeičia nei prekės kaina, nei suma be PVM, tai yra apmokestinamoji vertė, nei PVM suma, keičiasi tik tai mokėtina suma. Ir šiuo atveju AVNT rekomenduoja apvalinimo sumas pripažinti veiklos naudomis, net ir tuo atveju, jeigu tai būtų perkama pagrindiniai veikloj, naudojamos ten žaliavos. Apvalinimams registruoti galima būtų išskirti 6-3 sąskaitų grupė, atskirą sąskaitą. Jo, ir jūs matot pavyzdį, 631 apvalinimas, kur ir padidėjimas ir sumažėjimas būtų registruojamas 2 centai. Taip pat yra pateikta korespondencija, kaipgi tokį apvalinimą pateiks savo apskaitoje
pardavėjas. Ir pardavėjui rekomenduojama 5 klasiai išskirti atskirą sąskaitą apvalinimams registruoti. 5.0 apvalinimas irgi padidėjimas ir sumažėjimas bus vienoje sąskaitoje registruojamas 2 euro centai. Tai jeigu kalbame apie pateikimą tų apvalinimo sumų finansinės apskaitos ataskaitose, tai pirkėjo šiuo atveju apvalinimas 6 klasiai būtų atvaizduojamas pelno nuostolio ataskaitoje 6 eilutėje bendrosios ir administracinės sąnaudos. O pardavėjo, kadangi apvalinimas koreguoja pajamų sumą, bus pateikiamas taip pat pelno nuostolio ataskaitoje pardavimo pajamų eilutėje. Sekantis pavyzdys pateiktas 60 puslapyje. Ne tik kasos aparatų apvalinimo sumos bus pateikiamos apskaitoje, bet lygiai sėkmingai, jeigu įmonė naudoja pinigų priėmimo kvitus, grynųjų pinigų priėmimui forminti, taip pat turės apvalinimo taisyklės pritaikyti, kai suma baigsis tam tikrų skaičių. Ir šiuo atveju matome, kad buvo mokėta už transporto priemonės draudimo polisą, kurio kaina 123,48 €. Tai šiuo atveju vėlgi turėtų būti apvalintai didesnė suma, pusė mokėtina suma iki 123,50 €. Taip ir buvo apvalinimas 2 centai, sumokėto suma 123,50 €. Ir vėlgi atitinkamai registruojama korespondencija apskaitoje. Toliau 61 puslapyje turime pavyzdį, kai yra perkamos ūkinės prekės, yra mokėjimas atliekamas grynais pinigais ir kasos aparato kvyte jūs matote, kad prekių yra daug, ne viena. Tai vėlgi apvalinimas kiekvienai prekiai negalioja, o pardavėjas turėtų apvalinti visą bendrą mokėtiną sumą. Iš viso su PVM buvo apskaičiuota suma 64,69 €. Šiuo atveju apvalinama į didesnę pusę, mokėti pirkėjas turi 64,70 €. Viena prekė iš sąrašo buvo grąžinta ir grynais pinigais iš kasos išmokėta suma. Iš viso suma be PVM tos prekės buvo 14,28 €. Įsigalioja apvalinimo taisyklė, apvalinam iki 14,30 € į didesnę pusę. Ir atitinkamai šios operacijos yra atvaizduojamos apskaitoje, naudojant apvalinimo sąskaitas. Tai kaip matysite, pirma pardavėjo apskaitoje registruojamos sąskaitų korespondencijos apvalinimo sąskaita yra kaip kredite, tai taip ir debite. Ir šiuo atveju pirkėjas lygiai taip pat naudoja 6 klasės apvalinimo sąskaitą kaip debite, taip ir kredite. Taigi atskira sąskaita bus tik tai pirkimams apvalinimas registruoti ir jeigu įmonė parduoda už grynus pinigus prekės paslaugos, taip pat ir 5 klasėje bus viena sąskaita apvalinimams registruoti. Taigi reikės pasiruošti nuo 25 metų gegužės 1 dienos laukiantiems pokyčių, papildyti savo sąskaitų planus, atnaujinti apskaitos politiką, adaptuoti buhalterinės apskaitos programas bei paruošti kasos aparatus. Atsiskaitimų grynais pinigais sumų apvalinimo įstatymo įsigaliojimo data nustatyta neatsitiktinai nuo kitų metų gegužės 1 dienos. Todėl, kad nuo tos dienos visi mokesčių mokėtojai turi pereiti prie išmaniųjų kasos aparatų ir pradėti teikti duomenis iš jų į VMI sukurtą išmaniosios mokesčių administravimo sistemos posistemę į ECA. Be abejo, su sąlyga, kad yra atsiskaitoma už prekės paslaugas grynaisiais pinigais arba kitą mokėjimo priemonę. Ir 63 puslapyje yra pateikta schema dėl grynųjų pinigų priėmimo ir išmokėjimo galimybių. Tai pirmas blokas sako, kad kai atsiskaitoma
grynais pinigais arba mokėjimo priemonė turėtų būti naudojamas kasos aparatas. Antras blokas, kad jeigu neprivaloma naudoti kasos aparato, gali būti naudojami ir pinigų priėmimo, ir pinigų išmokėjimo kvitai. Trečias blokas sako, kad įmonės kasoje įforminant kasos dokumentų galima atsiskaityti, bet vėlgi atkreipkite dėmesį, kad šis punktas, ta galimybė galioja tik iki 25 metų balandžio 30 dienos. Jau nuo gegužės 1 dienos kitų metų atsiranda prievolė naudoti kasos aparatus, jeigu netaikomos teisės aktuose nustatytos išimtis. Ir atsiskaitimai per atskaitingus asmenys, čia daugiausia galbūt tie pirkimai, pardavimai, kai naudojami pinigų priėmimo kvitai ir vėlgi grynieji pinigai galėtų būti surinkami. Bet reikėtų pasižiūrėti, ar įmonė turi tokią galimybę ir neprivaloma jai naudoti kasos aparato. Tie, kas naudoja kasos aparatus, šiuo metu vėlgi nepamirškite, kad nuo kitų metų, gegužės 1 dienos, atsiranda prievolė teikti duomenis VMI. Ir kitame puslapyje 64 yra pateiktas mokesčių administravimo įstatymo straipsnis 42.4, kuris ir nustato prievolį teikti mokesčių inspekcijai apie atsiskaitimus už parduodamas prekes arba teikiamas paslaugas duomenis. Priminsiu, kad teikimas į ECA duomenų buvo numatytas palaipsniui tam tikrais etapais ir jau paskutinis etapas įsigalioja nuo 25 metų gegužės 1 dienos. Taigi visi mokesčių mokėtojai, kurie naudoja kasos aparatus, turės prievolę teikti duomenys VMI. Ir reikėtų nepamiršti, kad reikėtų atnaujinti turimus kasos aparatus, laiko visai lieka nedaug. Tiem, kas nenaudoja šiuo metu kasos aparatų, bet apmokėjimus grynais pinigais formina kasos dokumentais, verta apgalvoti, kokiu būdu bus įforminami mokėjimai grynaisiais už parduodamas prekes ar paslaugos nuo kitų metų gegužės 1 dienos. Kaip minėjau, laikinai dar iki kitų metų balandžio 30 galioja teisės aktų nuostatos, kad aparato nereikalaujama naudoti, kai ūkio subjektai priima pinigus išrašydami finansinės apskaitos dokumentą, kurio pagrindžiama grynaisiais pinigais atliekama ūkinė operacija finansinės apskaitos įstatyme nustatyta tvarka. Čia yra 23.6 punktas, kuris galioja iki balandžio 30 dienos. Tai išimtis nustos galioti nuo kitų metų gegužės 1 ir teks pasirūpinti kasos aparato ar kitų įrenginių su kasos aparato funkcija ir teikti duomenis VMI. Jeigu be abejo įmonės aplinkybės neleidžia naudotis kitą priemonę, tarkim pinigų priėmimo kvitus naudoti, vis dėlto reikės pasirūpinti kasos aparatais. Ir šiame puslapyje 65, 67 puslapiuose jūs matote išimtis, kai įmonė gali nenaudoti kasos aparato. Tarkim, viena išimtis yra, kai įmonė priima grynais pinigais, tarkim, tik avansus arba užstatą, arba pirkėjas atsiskaito už anksčiau skolom pirktas prekes, tai yra sumoka skolą. Tai jau galima būtų nenaudoti kasos aparato. Kitas punktas, kuris yra pateiktas 23.23, tuomet, kai prekiaujama lauko sąlygomis, irgi neprivaloma naudoti kasos aparato, arba kai įmonė prekiauja mugėse arba renginių metu. Taip pat 23.29 punktas sako, kad atsiskaitimams tarp ūkio subjektų irgi neprivaloma naudoti kasos aparato. Tai įvertinus išimčių sąrašą, įmonė gali priimti sprendimą, ar jai privalomas kasos aparatas, ar jau dabar pradėti rūpintis. Taigi, manau, kad šiuo atveju reikėtų pasitarti su įmonės vadovu ir nuspręsti atsiskaitimo galimybės grynaisiais pinigais įmonėje ir kasos aparato naudojimą.
Manau, bus naudinga apie numatomus apvalinimo reikalavimus informuoti darbuotojus. Paruošėme pranešimo formą dėl atsiskaitimų grynaisiais pinigais sumų apvalinimo. Ją rasite Pačiolis LT prie dokumentų šablonų. Jeigu darbuotojai bus informuoti, bus paruoštos darbo priemonės, tai yra kasos aparatai, tokiu atveju galės tinkamai atlikti savo darbo funkcijas. Reikėtų nepamiršti, kad už atsiskaitimų grynaisiais pinigais apvalinimo tvarkos pažeidimą pagal administracinių nusižengimo kodekso 207 2 straipsnį nuostatas gresia įspėjimas arba bauda asmeniui nuo 100 iki 500 eurų ir įspėjimas arba bauda juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiams asmenims nuo 200 iki 1000 eurų. Jeigu šis pažeidimas padarytas pakartotinai, gresia bauda asmenims nuo 200 iki 1000 eurų ir juridinių asmenų vadovams arba kitiems atsakingiams asmenims nuo 1000 iki 2000 eurų. Taigi atsiskaitimo grynaisiais pinigais apvalymo taisyklės reikėtų išnagrinėti iš anksto, pasiruošti ir tokiu būdu įmonė atliks visus reikalavimus, kurie numato teisės aktai.